Beprotą malonų mums šiandien jums matyti Žemaitijo. Žemaitijai sostinėje Telšius. Jūs vėl sadėjame šiandien šį pusę, tai be žemaičių kalbos nikap. Ir žinote, jeigu išeinant kažkur gatvį, išgersėt, kai jums sako, koks paisė gražus, jūs nenustepėt, čia pas mus taip į normą. Mes sakom, taip didelė, mažas, beprotą, prodings. Tai jeigu tokių išgersit, tai žinot, čia labai didelis pagirėms į žemaičių jums. Esate nepaprastai svarbus ir reikalingi mūsų šaliai, nes kuriate ateities Lietuvą. Vieningą, saugią ir žalią. Jūsų organizuojamos tautinės stovyklos, pastangos puoselėti istorinę atmintį bei skautiškas tradicijas siekiančias tarpukario Lietuvą ugdo mūsų jaunimo patriotinę dvasią. Tegul jūs visus lydi šūkis Dievui, tėvynei, artimui. Pasirašo Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos prezidentas. Ir užprašydami, kad jis, gerasis Dievas, globotų šiandieną mus visus čia ir mes patys išgyvendami bendrystę ir džiaugsmą galėtume būti tuo gražiu lydėjimu ir popiežiaus, ir brolio Antano. Ir pradėkime tai giesme. Jam reikia manęs labiau nei dangaus, jam reikia manęs labiau negu jūros, jam reikia manęs labiau negu... Gerbėmieji skautai, taip jau atsitiko, kad man teko sugalvoti, ką jūs veiksite šitą popietę. Nu tai ir sėkmės. Kaip yra ukrainietiška duona, tokia apvali? Kas kol kas labiausiai patiko Telšiuose? Man labiausiai patiko žygiuoti. Žygiuoti. Nuostabu, labai skautiška. Atvykome į Žemaičių muziejų Alką ir paklausinėsime dabar skautų porą klausimų. Kaip tau žemaičių kalba? Supranti kažką, ką šneka? Taip, kaip sakoma, per ant. Na, tai va, brangiai, ačiū labai, su tas visas šit gyvenimas, einam mes dabar su gyvalės žiauktais. Tarp kitko, aš bais, vat, man tas dirbtinis intelektas bais interesnas irgi, žinai, kaip normalia babutė. Nu, astra, bai. Šitą, įsivaizduojat, aš jums linku turėti savą. Todėl, kad aš dabar rūkaujuos, jums nesuprastų. Aš tikra, aš patikrinau, uns nemok žemaitišką. Kaimynau, ant petių. Aha, va, jis supranta. Sveiki. Labą dieną. Tai Labą į dieną. kokį klausimą reikia vaikams atsakyti pas jūs atėjus? Kon reiškia patenkins, didelė patenkins žemaitis. Didelė patenkint žemaitis. O tai čia skautai atranda kiaušinius kažkur mieste? Taip. 57 vietose po visus Telšius yra paslaptingos vietos, kur galima gauti kiaušinių. Ir juos reikia per visą dieną išsaugoti ir atnešus čia galima juos išsikepti. Koks buvo didžiausias iššūkis organizuojant pavasario šventę? Išvaryti 2 BMW automobilius iš rikiuočio aikštės. Metai laiko, tik metai laiko. Ir mes jau esam pasiruošę perduoti pavasario šventės svarbą kitų metų pavasario šventės viršininkui, broliui, kur tu esi, va, broliui Kasparui Vičeliui. Jūs mėgstat šokti? Ar jūs mėgstat šokti? Ar jūs mėgstat šokti? Parodykite siuką Giedrę.